žodžiu, grynos lenktynės. Ten va mašina jau važiuoja link miško. O čia pamačiau laukuose ragą. Reikia net biškai pasportuot, kad ta mašina neužvažiuotų pirmesnė. O miškas, kažkai kur va ten. Iš labai toli su šiaudais pamačiau. Neatsimenu, kada tiek toli nuo miško ragą buvau radęs. Ir antrą dieną iš eilės ragas lauke. Kairė pusė matau. Nu va, toks ragiukas dar visai žiūrisi. Tai turėsim. O! Viskas jau, bet... Kažin, ar tik nebūsiu vakarą, aš jau dar savagais matęs. Biržį išbėgo. Elniai. Nu, ta mašina ten man jau viskas už akių užvažiuos, bet nie čia nuvažiavo. Jau ten, kur žadėjau eiti, jau viskas, būsiu nebe pirmas. Nu ką, keliam. Na, toks ragiukas kaip ragiukas. Antrą rytą iš eilės laukuose ragą. Spėjau pirmas būti. Nu, ten anam nesėkmė su mašina, kur sukiojasi. Ir vakar čia tik irgi džipas pravažiavo, palaukė. Reiškiasi, tik vat iš panakties. Kvepė. Kairė pusė. 6 šakos. Čia viena tokia šakykė. Na, čia kokie 1,5 kilogramo, gal biški daugiau, gal 1,8, 1,7. Nu va. Gerai, šiemet sekasi. Šiemet kol kas sekasi. Ir dar taip dvejojau, ar čia važiuoti, ar nevažiuoti. Vakar čia kai tik vaikščiau. Rodos ir mišką gerai šukavau. Nu, bet vat nuojauta neapgavo. Nuojauta neapgavo. Vėl iki miško dar neįlindęs, jau ragą turiu. Gerai, labai gerai. Eisim toliau.